Sveiki, apie svarbiausius įvykius ir Briuselyje, ir Lietuvoje. Pamenate, kad Turkija yra prisižadėjusi, kad atvers kelią Švedijai tapti NATO valstybę nare. Na, Švedija ėmėsi kažkokių tai veiksmų, tariamai pradėjo, sakykime, imtis griežtesnės politikos dėl kurdų darbininkų partijos atstovai, kurie laikomi Turkijoje kaip teroristinė organizacija, bet Turkijai vis to maža. Europos Sąjunga taip pat ėmėsi kai kurių veiksmų. Pavyzdžiui, buvo pasiektas susitarimas, kad bus atnaujinta dar 55 metais, praeitą šimtmetį pasirašyta muitų sutartis su Turkija tarp Europos Sąjungos ir Turkijos, kad metiniai asociacijos susitikimai bus iš tiesų aukščiausio lygio įmanomo, kad bus kalbamasi labai svarbiais klausimais kaip ekonomika, transportas, saugumas ir panašiai. Ar pakaks to Turkijai? Ar Turkija vis dėlto sustos savo reikalavimų, aš sakyčiau, tokiam rate, beveik cirke, ar ne, kiekvienu kartu pateikdama naujus reikalavimus, ar bus kažkoks tai kalėdų stebuklas Švedijai? Jeigu paklausite manęs, aš skeptiškai vertinu šitos procesus, kadangi Turkija nėra demokratiška valstybė, jos vadovas turi asmeninių sumetimų, todėl jisai žais tiek ilgai, kiek mes jam leisime žaisti. Bet reikia apsispręsti, tada galbūt ir Turkijos politika kiek pasikeis. Kągi, šią savaitę, štai ketvirtadienį, prasidėjo Europos saugumo bendradarbiavimo ministrų lygmens susitikimas Skopje, Šiaurės Makedonija. Baltijos valstybės ir Ukraina nedalyvauja, kadangi dalyvauja pakviestas Lavrovas. Žinoma, Lavrovas neatskrido vienas, jisai atsivežė ir Zacharovą. Žinom, jeigu jau susitikimuose dalyvauja Zacharovo, tai jūs įsivaizduokite, koks bus viešas nušvietimas, kokia bus informacinė politika, kiek bus sukurta feikinių ir, aš sakyčiau, tokių stebuklingų žinučių. Nu, bet kągi, Šiaurės Makedonija ėmėsi labai rizikingo žingsnio. Mano nuostabai, Josefas Borelis, ES aukščiausias atstovas užsienio politikai, taip pat paaiškino ES dalyvavimą tenai kaip bandymą dar vieną galimybę pasmerkti ir išaiškinti Rusijai jos neteisingą politiką ir pasmerkti karą prieš Ukrainą. Tikrai to reikia? Tikrai dar kartą reikia aiškinti žmogėdrai, kad jo aukos yra nekaltos? Nemanau. Bet yra ir džiugi žinia. Štai antradienį prie Europos parlamento Sacharovo alėjoje mes pasodinome Kaliną, Putelį ar Putiną. Kažkas džiaugiasi labai, kad pasodintas Putinas ilgam, ar ne? Iš tiesų, medelis, kurį išvedė štai Remigijus Daubaras su Laima Česonienė, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune, padovanojo Europai, Europos parlamentui. Buvo puikiai, iš tikrųjų, ceremonija, dalyvavo ir Roberta Metsola, pirmininkė Europos parlamento, ir Ruslanas Stefančiukas, Verhovnos Rados pirmininkas. Tikrai gražios kalbos ir svarbiausia labai stipriai pabrėžtas Lietuvos dalyvavimas. Beje, dainininkė Marlen iš Vokietijos atliko posmelį apie Kaliną ir lietuvių kalbą. Ir mes tęsime, tarp kitko, šitą, sakykime, gražią kultūrinę diplomatiją, nes jos reikia, žmonės ją supranta galbūt geriausiai nei ypatingai sudėtingas politikų kalbas, o ši kultūrinė diplomatija jį suartina tautas ir paaiškina daugelį istorinių įvykių suprantamą kalbą. Šį penktadienį, 5 valandą, mano biure mes turėsime labai prasmingą renginį, pagerbsime ir solidarizuosime su Izraeliu, ypatingai tomis šeimomis Izraelyje, kurios dar neatgavo savo artimųjų, kurie įkaitai laikomi Hamas, ir pasakysime tai kultūrinė kalba, bus ir paroda, bus ir diskusija, bus kiek ir muzikos, todėl ir tai yra labai svarbu. Aš vertinu tokius veiksmus daugiau negu galbūt vidutiniškai politikoje tai daro daugelis mano kolegų. Bet aš matau didžiulę prasmę kalbėti ir meninę kalbą. Taigi, tiek žinių šį kartą, stebėkite mus ateityje. Iki.